Anykštėnas Juozas Gerimantas Kaklauskas iškilmingoje šiųmetėje Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai įteikimo ceremonijoje nedaug žodžiavo. Tėvynės labui. Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtas Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalis Tarnaukite Lietuvai už pilietiškumo ir demokratijos skatinimą įteiktas Juozui Gerimantui Kaklauskui tuo pačiu liudija šio žmogaus iniciatyva organizuojami ir įgyvendinami Lietuvos pilietinio pasipriešinimo sovietiniai okupacijai atminimo veiklų projektai, atnaujinami nykstantis ir statomi nauji paminklai Anykščių krašte žymintis partizanų kovų, žūčių ar palaidojimo vietas. Įamžinimo vertą istoriją ženklins ir pats naujausiasis sumanymas. Šitą paminklą ruošiuosi pastatyti Mykolui Gobužui, partizanui, kuris žuvo buvusios Narkiškio mokyklos teritorijoje. Žuvo jisai tokiomis aplinkybėmis. Atėjo pas ryšininkę savo mokytoją, susikovė su stribais ir NKVD kariuomenės atstovais grupė prie mokyklos, ar tai mokyklos teritorija, tiksliai negaliu pasakyti, pats žuvo ir nukovė šitą vadą NKVD kariuomenės, Ivaną Mišiną. Atminties ženklai istoriją lėmusioms asmenybėms Juozo Gerimanto Kaklausko įsitikinimu privalo būti amžini, kaip akmuo ir metalas, kaip amžini žygdarbiai tų, kuriems jie skirti. Jeigu nežuvę partizanai, a jų istorikai įvairiai skaičiuoja, vieni sako, kad apie 30 000 žuvo ryšininkų, partizanų ir padėjėjų. Kiti priskaičiuoja 10–15 tūkstančių, įvairių skaičiai. Konkrečiai, kad nėra nustatyta, tai ir istorikas Anušauskas vienokius skaičius pateikė, Vaičiūnas kitokius skaičius pateikė, mūsų istorikas, ir kiti irgi taip pat. Iš tikrųjų, jie visi žuvo dėl to, kad mes laisvi gyventume. Laisvo Lietuvoje. Laisvė tremtinio dalią patyrusiajam didžiausia iš visų žemiškųjų vertybių. Laisvė Juozui Gerimantui Kaklauskui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariui, 2012 metais apdovanotam sausio 13-osios medaliu, kaip ir kovinga, garbinga, šlovinga Lietuvos praeitis, viso gyvenimo įkvėpimas, visuomet įtakojęs pasirinkimus, už ją mokėta aukščiausia kaina. Brolio žūtimi, šeimos tremtimi. Todėl tokios brangios partizanų kovos, todėl jis pasirūpino pastatyti atminimo kryžių Anykščių krašto moterims ir merginoms, partizanėms, ryšininkėms, rėmėjoms. Aš žinojau, kad taip sakant, visoje Lietuvoje nėra niekur paminklą pastatyta moterims partizanėms. Tai nutariu pastatyti. Tai va tą akmenį irgi atvežėm, tą akmenį radau. Labai tinkama, matot, va. Jokio šlifavimo mums nereikėjo. Čia taip sakant, ledynmečio darbas. Ir pagal knygos sąrašą, va čia moteris visos tos ryšininkės, rėmėjos ir partizanės, žuvusios Anykščių krašte įvardintos. Aš sudariau didesnį sąrašą, bet pasirodo, tas istorikas sako, ne, čia mano knyga parašyta apie žuvusius Anykščių krašte, vietoj žuvusius. O kur žuvo lageriuose, Sibirė, sako, tai čia apie 100 kažkur tai būtų sąrašas. Sako, reikia tik tai paminėti krašte, kur žuvo Anykščių. Žvirblio mūsų savanorių kuopos vado dėka, jo, taip sakant, pavaldinių dėka, iškasėm duobę, jie išbetonavo, paminklą akmenį pastatėm, ir aš pagaminau tą kryžių. Bestatant paminklą Anykščių Švento Mato bažnyčios šventoriuje rastas ir iškastas dar per Pirmąjį pasaulinį karą dingęs vienas bažnyčios varpas, pasakoja. O apdovanojimą Tarnaukite Lietuvai priėmęs mažiausiai savo, daugiau šeimos, o daugiausia
partizanų vardu. Aš žmogus mano senelio charakterio, babonų, nekaklauskų, į tėvas irgi aštrus. Mano ir babonas senelis ir dėdė, kurie Sibire buvo, jie nelaikydavo žodžio kišeniai. Jeigu ką nuspręsdavo, tai kovodavo iki galo. Čia man irgi tekdavo biskį pakovoti, kad, taip sakant, ir akmenį gauti, ir transportą gauti, bet šiek tiek pramušam, bet darom tai, kas privaloma daryti. Nes mūsų ir mano tasai indėlis yra nežymus, palyginus su tuom, ką partizanai kovoja, už ką kovoja. Ir paaukoja savo gyvybės. Geriausi žmonės. Anykščių krašto žmonės nuolat, atkakliai, kūrybos procese, tikro, pilno gyvenimo, sklidino ir atminties, ir ateities. Anykščių rajonas istoriškai jau taip susiklostė, kad labai daug pas mus rašytojų, visuomenės veikėjų, aktyvių visuomenininkų, politikų, rajonas ir kultūros lopšys. Ir labai džiugu, kad ir dabar Petkevičaitės bitės nominantai, laimėtojai, filantropai, pilietiški žmonės, pas mus netgi 2 metai iš eilės po 2 nominantus teikiame ir jie laimi tą apdovanojimą. Ir pripažįstami tais pilietiškai žmonėmis. Tai tiek Gerimantas Kaklauskas, tiek Filipavičius Saulius, filantropinė veikla. Ir, sakyčiau, tie žmonės, jie iš savęs, jie yra perlai, kaip sako, perliukai Vaižgantas, jie savo veikla, savo pavyzdžių ugdo kitus. Ir Gintaras Ražanskas, kuris yra istorikas, kuris ypatingai myli savo kraštą, jis yra istorijos rinkėjas mažų kaimų, parašęs net 4 knygas, sukūręs kabinetą, kuriame yra Biliūno mokyklos istorija. Ir lankantis Lietuvos prezidentui, jisai parodė, ant kiek svarbu turėti savo šaknis. Ir prezidentas pasirašė istoriniai toj knygai. Mokytojas Gintaras Ražanskas. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybes apdovanotas Tarnaukite Lietuvai medaliu. Tarnystei skaičiuoja 35. Kada 89 metais baigiau universitetą ir gavau paskyrimą Jono Biliūno, tada dar vidurinę mokyklą, tai atėjus į šitą mokyklą pradėjau rinkti medžiagą šitos mokyklos istorijai ir kurti muziejų. Važiuodavau į archyvus, rinkau medžiagą, fotografavau, bendravau su žmonėmis. Tada dar gyveno ta senoji karta mokytojų, čia miestelį, eidavau pas juos, užrašinėdavau atsiminimus. Ir taip per 35 metus iš muziejų, iš žmonių atsiminimų surinkau daug medžiagos ir ta medžiaga čia patalpinta muziejuje ir ji vaizdžiai liudija apie mūsų mokyklos istoriją, apie jos nueitą kelią. Nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų. O mūsų mokyklai jau 105 metai. Ir per tą laiką pavyko išleisti 2 knygas. Tai čia pirmoji knyga apie mokyklos istoriją. 1998 metais šita knyga buvo išleista. Ir kada mes minėjom 100 metų nuo mokyklos įkūrimo, 2020 metais parengiau 2 knygą. Kodėl neužteko tik mokytojauti? Nes istorija beribė, sako, ji ne tik apie praeitį, ji apie dabartį ir būtinai apie tai, kas dar bus. Istoriko tokia priedermė pareiga yra rašyti istoriją ir ją pateikti, ją išsaugoti. Ir ypatingai, kada aš čia atėjau į mokyklą, faktiškai nebuvo tos mokyklos istorijos.
Ir ypač svarbu jaunai kartai, jauniems žmonėms, mokiniam žinoti savo istoriją. Ir mes kiekvienas turime žinoti, kaip mes turime žinoti savo šeimos istoriją, savo gimtojo krašto istoriją, kaimo istoriją. Taip ir mokiniai, ir mokytojai, jie turi žinoti savo mokyklos istoriją. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir kada jau čia sukaupta daug medžiagos istorinės, kada parašytos knygos, tai mes galime palikti ateinančioms kartoms ir mokytojams, ir mokiniams. Iškalbingi muziejuje sukaupti eksponatai. Tarp jų pats brangiausias - trispalvė. 1950 metais, prieš 75 metus, mūsų mokyklos moksleiviai taip paminėjo vasario 16-ąją. Slapta jie pasiuvo trispalvės vėliavėlės. Ir taip simboliškai jie perrišė gedulo juostą kaip simbolis okupacijos. Ir jie vasario 16 išvakarėse naktį gal 200 tokių vėliavėlių iškabino šalia gimnazijos ir miestelėje. Ir aišku, atsirado išdavikas, kuris ten įskundė, išdavė. Tie mokiniai buvo suimti ir jie už šitas vėliavėlės jie iškeliavo į Sibirą. Jie buvo abiturientai, nesulaukė net šimtadienio. Taip. Ir jie nukentėjo. Taigi ta istorija ne tik tai praeitis, bet ji liudija, kaip moksleiviai mūsų mokyklos, kaip jie mylėjo Lietuvą. Ir vienas iš mokinių, Kęstutis Banionis, jis išsaugojo šitą trispalvę vėliavėlę ir mums padovanojo. Čia visa istorija, kaip Lietuvos istorija, taip ir mokyklos. Tai, kas vyko valstybėje, vyko ir mokyklai. Istorikui, pedagogui svarbi ne tik mokyklos, gimtojo krašto, tėviškės istorija, tampanti rašytinio atminties paminklų žmonėms, čia gyvenusiems, kūrusiems, auginusiems vaikus. Gal tas pomėgis man ir noras parašyti savo kaimo istoriją atsirado dar mokantis gal mokykloj, kai man pasakojo senelis, ten močiutė apie kaimų istoriją. Po to, kada aš studijavau istoriją universitete, tai atsirado galimybė iš archyvų daug ką surinkti. Ir tada, rašydamas kartu ir mokyklos istoriją, toliau rinkau medžiagą kaimo istorijai. Tai pirmoji kaimo istorija buvo apie Leliūnus. Mano gimtasis kraštas, Leliūnai, čia aš gimiau, čia augau. Dar vieno kaimo istorija, tai yra Mičionys. Mičionys Inkūnų parapija. Iš Mičionių kaimo yra kilęs mano tėtis, mano tėčio šaka. Ypatingai gražus buvo knygų pristatymas. Susirinko visas kaimas. Vieno kaimo istorija ten kultūros namuose Leliūnuose, kito kaimo istorija Senoj Gryčioje Mičionyse. Suvažiavo žmonės iš įvairių kraštų, kurie įsibarstė ten po visą Lietuvą. Man buvo taip gera, malonu, kad žmonėms to reikia. Ir tie darbai, aišku, tęsiasi. Dabar rašau kito kaimo istoriją Inkūnų. Šalia Mičionių yra Inkūnų kaimas. Ten kaimo žmonės karo metu pastatė bažnyčią. Ten labai įdomi istorija. Ypatingai pokarį, žmonių likimai. Tai jau kokius 5 metus renku medžiagą to kaimo istorijai. Tai vėl gal anksčiau ir vėliau išeis istorija. Gilia istorija didžiuojasi ir Troškūnai, miestelis Anykščių rajone. Ir garse, dvasiškai turtinga dabartimi, kunigo Sauliaus Filipavičiaus naujai įkurdinta senuose vienuolyno mūruose. Kai atsimenu, atėjau į Troškūnus čia dirbti jau dabar prieš 35 metus, tai žmonėm taip pasakiau vieną kartą, sakau, aš esu egoistas ir labai didelis. Ir darau tai, kas man patinka. Jeigu ir jums patinka, tai visus kviečiu prisijungti ir darom kartu kažką. Taip ir pradėjom. Ir vienuolyną atstatinėti, restauruoti pradžioj tiek, kiek reikėjo, kiek užteko nekvalifikuoto darbo.
Tai viską darėm talkų būdu, tiesiog žmonės ėjo, rinkosi, šiukšlės valė, nu ką galėjo, tą darė, buvo graudu ir gera žiūrėti, ateina senos moteris, kas grėblį atsineša, kas kažkokį kastuvą atsineša, kas su karučiais atvažiuoja. Tiesiog buvo situacija, turėjom palikimą iš anų, ačiū Dievui, praėjusių laikų, tokį, kokį jį turėjom, ir su juo kažkaip reikėjo tvarkytis, reikėjo atstatyti, išsivalyti, atsikurti, atsinaujinti, ir visas tas procesas, kuris vyko, man buvo prasmingas dar ir dėl to, kad aš tame mačiau gilę simboliką. Mačiau, kaip žmogaus rankos kantrybė gali iš griuvėsių padaryti, nu, vos ne stebuklą. Ir tuo pačiu galvojau, nu juk taip pat gali apsivalyti ir žmogaus vidus, ir žmogaus dvasia. Juk tas pats žmogus, toks koks jis yra, jis arba griauna, arba stato. Todėl tarnauti ne tik skambus žodis, nes tik tarnaudamas žmogus palieka apčiuopiamą gerumo pėdsaką. Ir tas tarnavimas daro pasaulį gražesnį ir patį žmogų pagražina. Aš neįsivaizduoju žmogaus nekūrėjo, mąsto dvasininkas, itin jauno žmogaus. Būtent už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą Sauliui Filipavičiui įteiktas bitės medalis, kurį jis ir įpareigojo atsiimti jaunuosius troškuniečius. Susikūrė sąlygos, aplinkybės, kad tose erdvėse, kurias atstatėm, vienuolyną atstatėm, nu, jas labai pamėgo jaunimas. Ir vaikų stovyklos, ir jaunimo stovyklos, ir kūrybinės stovyklos, ir teatrai, ir festivaliai, ir visokios veiklos jaunimo. Ir kai matydavau, kaip jaunimas džiaugiasi, kaip jie moka išreikšti save, kokie jie kūrybingi, kokie jie entuziastai, kiek čia pristatyta spektaklių, vaidinimų, kai būdavo tarptautinės jaunimo vaikų stovyklos, kai suvažiuodavo jaunimas iš visos Europos praktiškai, iš Amerikos, net iš Japonijos, iš Kanados. Ir būdavo gal po 2, po 3 jaunuolius atstovaujančių savo šalį, ir jie darydavo savo šalies prezentacijas, nu, kas būdinga tai šaliai. Ir 3 žmonės, jie padaro tiesiog spektaklį, padaro performansą tokį, kad kiti visi žiūrėdami atpažįsta jų šalį, kas būdinga. Ir žiūri į tuos vaikus ir stebiesi, nu, kiek juose yra gyvenimo džiaugsmo, kiek juose yra trykštančios kūrybos. Ir nenori pats tiesiog tampi ir jaunesnis, ir judresnis, ir kažkaip pasitempęs labiau, nu, už tai ir sako, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Tai va, tie jauni žmonės, jie yra gyvenimo variklis, jie mūsų, nu, o kiek mes turim talentingų, kiek mes turim gabių vaikų, nu, yra kažkoks. Ir kai nors kažkiek, nu, nors menka dalelė prisidedi prie to vaiko ar jaunuolio skleidimosi, ir jau tas žmogus pražįsta ir sako tau ačiū. Ir galvoju, už ką man dabar tas ačiū pasakytas. Nu, bet tuo taip gyvenimas ir vyksta. Teatras, dailė, literatūra. Meninė kūryba man visada buvo labai įdomi, todėl akimirksniu troškūnai tapo jos namais, tvirtina Saulius Filipavičius. Kiek atsimenu save, tai atsimenu kartu ir mamą, šalia savęs mamą su knyga rankoje. Ir jinai visada man garsiai skaitydavo. Tai va ta literatūra, eilėraščiai, knygos, kai jau išmokau skaityti, tai nuo knygos taip ir nenuėjau. Tai va šitie dalykai, jie visada svarbus. Ir man šiandien kaip, nu, skaudu, gaila žiūrėti į jaunus žmonės, kurie
nemyli knygos. Be gausybės kitų apdovanojimų, tarp kurių ir bitės tarnaukite Lietuvai, Saulius Filipavičius apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, išrinktas europietiškiausių anykštėnų. Nors su anykščiais, kadangi kilęs nuo Pakruojo, įdomiai išėjo, juokėsi, tiesiog pamilęs šį kraštą. Sako, meilė yra akla. Tai arba myli, arba nemyli. Tai, o tą kraštą, nu aš jį tikrai myliu, gal todėl, kad čia visgi praėjo didesnė mano gyvenimo dalis. Gal todėl, kad čia sutikau tiek gerų, gražių žmonių, kurie mano gyvenime paliko labai labai daug šviesos. Ir myliu tą kraštą turbūt gal ir todėl, kad šiek tiek įdėta manęs paties. Ir vienuolyno atstatymas, ir viskas, kas vienuolyne vykdavo, ir bažnyčios ir tiek fizinė prasme tvarkymas bažnyčios, ir stogai keisti, ir remontai visokie, viskas. Ir paskui tokia vidinė prasme, kiek toj bažnyčioj patirta šilumos, žmonių tikėjimo. Visa tai susideda į tokį paveikslą, į visumą. Iš tų mažų dalelių ir tu matai, žiūri, koks tas paveikslas gražus. Kaip jo gali nemylėti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.